Labą dieną, mes vėl žaidžiame stresą. Šią savaitės automobilis štai šis nuostabus Opel Kadett. Gerai, baigai. Nu, išjungiam. Nugalėtas jisai. Ir jisai laimėjo šią nuostabią mašiną. Ir dabar už šį klausimą jis gali netekti kelių stiklų. Ir dabar klausimas. Kiek 2x2? 4. Blema ne, 5. O, ne. Nu gerai, dabar atsisuk čia. Dabar neteksite už šitą klausimą priekinę pačią stiklą ir pačio galinio stiklo. Taip. Dabar klausimas, ar jūs duchat? Ne. Ne, tai protas. Ne, Aidarė. Nu! Nu, kas? Ar išjungau? Kiek matau? Taip. O ten paškita ruda. O, ne. Ir vėl. Tu dabar rūsiai to kitą. Ar šitą mašiną praeitų technikinę? Pasižiūrėjus? Ne. Na, eik tu na, pažiūrėk, gerai, aišku praeit. O, rudas. Ne, bet priekį matau. Priekį, o, dabar iš vien. Man patiko. Paskutinis klausim, kokia šios automobilio markė? Opelis. Kad, nu, blemba, šūdas. Jis teisingai atsakė, kad gali patikėti. Nu, bet kadangi jis iš jezuitų, mes jos, blėt, nepagailėsime. Tai yra, blemba, mes jos nepagailėsime. Ai, pohui, pagirma. Davai. Štai šis dalyvis laimėjo šią nuostabų automobilį. Kadangi jis buvo visiškas daunas, mes ją biškai apgadinom. Nu gerai, važiuok. Jėk. Žmok tik iš priekio, kad mūsų nesimatytų. Nu, kad